Obuolių ir vaisių saldi sriuba su vanilė ir pieno grietinėlė želė. Užverdame puodę vandenį ir pilame į jį cukrų. Dedame cinamono lazdelę, vanilės lazdelę ir išspaustas citrinų sultis. Verdame. Susipjaustame obuolius ir susmulkiname slyvas. Sudedame vaisius į puodą, sumažiname kaitrą ir verdame, kol suminkštės obuoliai. Kol verda sriuba, krakmolą sumaišome su šaltu vandeniu, kad neliktų gumuliukų. Toliau lėtai maišant su šluotele, pilame į sriubą, kol pasidarys kisieliaus konsistencijos skystis. Nuimame nuo ugnies ir atvėsiname. Ištirpiname želatiną drungname vandenyje. Puode kaitiname pieną, grietinėlę, cukrų. Kaitiname iki užvirimo. Nukeliame puodą ir į jį sudedame želatiną. Pastoviai maišome, kol ištirps ir neliks grūdelių. Supilame skystį į mažus atvėsintus indelius. Kuo mažesnis indelis, tuo greičiau galėsite valgyti. Dedame į šaldytuvą ir laukiame, kol sustings.